Sveikas žmogus, kad ateitų ir kalbėtų, va, aš sveikas, kaip man būti sveikesniam, turbūt nesu susidūręs. Informaciją žmonės gauna iš įvairių šaltinių ir dažniausiai specialistas yra šaltinis numeris 4 eilėj ar 5. Pirmą gauna iš draugų, iš šeimos, iš kaimynų, tada eina į vaistinę, iš pakeleivio į vaistinę einant ir tada iš vaistininko. Ir tik tais jau daktaras yra numeris 4 ar numeris 5 toje eilėje. Ir ypatingai šiais laikais, kuomet visi yra specialistai ir tos informacijos yra tiek daug, tos informacijos, kurią galėtum tikėti ir pasitikėti, tampa vis mažiau ir tame triukšme, kurią mes gaunam. Fizinis aktyvumas yra labai svarbus, ką aš sakyčiau, kad reikėtų kiekvieną rytą daryti, o sportas ir fizinis aktyvumas tai nėra tas pats. Nes sportas yra žymiai didesnis fizinis aktyvumas, kuomet tu suprakaituoji. Ir tai, aišku, ir duoda žymiai didesnę naudą, bet ne kiekvienas gali sportuoti. Kuomet ateina tas nutukimą turintis žmogus pas daktarą, kuris liesas ir sako, tu žinok, nevalgyk. Tai valia, kaip sakyti, perėti per save gali nuo 10 iki 20% žmonių, bet kitiems 80% nepavyksta to padaryti. Pasirodo, kad tik 51% respondentų teisingai suvokia, kas yra sveikata ir kas yra nesveikata. Tai gal nuo to mes turėjom tinklalaidę pradėti? Mes medikai žinome vadovėlinės žinias, tai ir atrodo, kad visi taip turėtų suprasti, kas yra sveikata ir nesveikata. Pasirodo, ne? Mūsuose ir visam pasaulyje yra apsčiai papildų stiprinti širdies kraujagyslių sistemą, ilgaamžiškumo tame tarpe, kur didžioji dalis tų medžiagų, kurios reklamuojamos arba sakoma, kad pirkti, nėra paremtos jokiais dideliais ir didelės apimties kokybiškais moksliniais tyrimais, o neretai jokiais moksliniais tyrimais. Sveiki, mano vardas Kęstutis, jūs žiūrite tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Jeigu netikit, kad egzistuoja stebuklinga amžino gyvenimo piliulė, tai ši laida jums. Prieš pristatydamas savo svečius, noriu tiesiog paaiškinti, kodėl ilgaamžiškumo pasas. Kaip suprantam, pasas yra unikalus dokumentas. Jis lydi mus visą gyvenimą, jis yra vienintelis. Ir kadangi mes esam unikalūs, tai turim ir savitą kelią ilgaamžiškumo link arba sveiko amžėjimo link. Ir tas pasas tai yra mūsų kelias per gyvenimą. Mes susiduriam su įvairiais įvykiais, paliekančiais pėdsaką mūsų sveikatai. Tai kaip keliautojo pase atsiranda tam tikras įrašas. O ilgaamžiškumas, tai mes visi turbūt norėtume gyventi ilgai, gyventi laimingai, kitaip sakant, turėti daugiau sveiko gyvenimo metų. Tai temomis susijusiomis su šitais 2 raktažodžiais ir norim kalbėti šitame tinklalaidžių cikle. Pirmoji skirta yra širdies ir kraujagyslių sveikatai ir su šia tema susijusius klausimus man padės aiškintis tinklalaidės šios dienos svečiai. Tai Aurelija Beigienė, mokslų daktarė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Eglės sanatorijos reabilitacijos skyriaus vedėja, kuri gynė disertaciją būtent kardiologinės reabilitacijos srityje. Profesorius Leonas Valius, LSMU šeimos medicinos klinikos vadovas, Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos prezidentas. Ir gerbiamas daktaras Rokas Šerpytis, Santaros klinikų gydytojas kardiologas, Lietuvos kardiologų draugijos išrinktasis prezidentas. Kad ir ką tai reikštų. Paaiškins kolega Rokas pats. Tai mūsų misija yra keliauti per tam tikras sveikatos sritis. Šiandien, kaip minėjau, širdies ir kraujagyslių tema, bus neurologijos arba smegenų sveikatos tema, bus miego sveikatos tema, bus streso tema, bus fizinio aktyvumo tema. Aišku, visas šitas sritis mes paliesim ir šio pokalbio metu.
Tai, kad užvesti temą arba pokalbį, noriu tiesiog tokią padaryti aliuziją į mūsų kaip medikų darbo specifiką. Kai pas mus ateina pacientas ir mes nerandam jokių aptinkamų simptomų, požymių ligos, ką mes sakom, indikacijų gydymui nėra. Žmonių kalba tai reikštų, nereikia nieko daryti. Ar tikrai nieko nereikia daryti, jeigu aparatūra nieko neranda, profesoriau Lenai? Tikrai reikia. Paprastai pacientai į gydymo įstaigas vaikšto ne dėl malonumo. Tai ne teatras, ne kinas, nei dar kažkokia tai atrakcija. Tai pacientai ateina su problema. Tai mes kaip šeimos gydytojai labai dažnai susiduriam ne su diagnoze, kada siauros srities specialistai jie gali ir tą diagnozę nustatyti arba atmesti, o susiduriam su problema, su kuria ateina pacientai. Skauda galva, silpna, pykina, nuovargis. O ta problema gali būti labai multifunkcinė, nebūtinai tai yra fizinė problema, kurios aparatai nerodo. Tai gali būti psichinė problema, gali būti emocinė problema, gali būti šeimos santykių problema. Taip kad tai yra kompleksinis požiūris. Ne šiaip savo ateina. Ne šiaip savo ateina. Bet kalbant apie sveikatą, o ne apie ligas, tai vis dėlto šeimos gydytojas yra ta, vadinkim, pirmoji fronto linija. Susidurėt su pirmų poreikiu. Jūs arčiausiai esat visuomenės, arčiausiai žmogaus, arčiausiai paciento. Tai nuo ko prasideda pokalbis? Ar nuo ligos, nuo problemos, ar nuo sveikatos? Na, paprastai, kai pacientas jau ateina į kabinetą, tai klausime, kokios problemos. Pradedam nuo problemų. Kada jau išgvildenam problemas, tada galbūt ir atsiranda vietos sveikatos požiūrių. Ar vakcinuotas, ar rizikos veiksniai kokie, ar tai yra kažkokie tai gyvensenos sutrikimai, pokyčiai. Tai visuomet yra toksai platus, visapusiškas požiūris. Aišku, tai priklauso nuo laiko, kiek mes jo turim, kiek už durų stovi arba sėdi pacientų. Kai kada pacientai, galbūt net ne kai kada, o neretai pacientai ateina su tiksliniu kreipimus. Pratęst vaistų, atlikti kontrolinį tyrimą dėl kažkokios tai lėtinės ligos, pasižiūrėti, galbūt atlikti kažkokius tai kitos tyrimus, ar tai profilaktiniai patikrai. Sveikas žmogus, kad ateitų ir kalbėtų, va, aš sveikas, kaip man būti sveikesniam, turbūt nesu susidūręs. Tai štai skamba taip, kad jeigu jau patekau pas šeimos gydytoją, tai pas daktarą Roką ir nepateksiu. Nes kaip ir visos iš jūsų pasakojimo temos gali būti paliestos ir apie problemas, ir apie prevenciją, kažkokias tai profilaktinės programas, diagnostikos ar dar kažką, ankstyvos diagnostikos. Bet kažkaip tai daktaras Rokas turbūt nesiskundžia pacientų turėjimu. Na taip, tai visą laiką, kaip sakėt, kad iš tikrųjų labai dažnai ateina pacientai su problema. Ir sako, man skauda, man kažkas yra negerai. Ir organizmas toks jau yra, kad jis labai yra prisitaikantis prie aplinkos. Ir jau, kuomet atsiranda simptomas, jau būna liga nuėjus nemažai savo kelio dalį. Ir kai pas mus patenka jau pacientai ligoniniai, tai jau mes gesinam gaisrus. Jau liga būna išsiliepsnojus ir mes bandom tą gaisrą užgesinti ir tada jau skirti visas kitas priemonės, kad tas gaisras nepasikartotų ar neišplistų visas kitas organizmo dalis. Tai čia yra viena didžiųjų bėdų, kad mes užsiemam tokių gaisrų dažnai gesinimu, o ne prevencija, kad gaisrai neįvyktų apskritai. Ir bent jau, kuomet aš matau pacientus konsultuodamas ar ne ligoniniai, tai čianais vėlgi, kas matosi, kad vis dažniau ateina visgi jaunos populiacijos žmonių, kurie nori išlikti sveiki. Ir sako, kaip jų tikslas yra nugyventi sveiką ir ilgą gyvenimą ir sako, mano tokie rodikliai, ką man daryti.
Ir va čia yra ta neišnaudota galimybė, nes tokių pacientų vis dar nėra pakankamai ir didžioji dalis visgi kreipiasi į daktarus ir į specialistus tame tarpe ryškiai per vėlai. Ir jau tada mes tokia jau gaunasi, kad jau gydom jau pažengusią ligą ir tada mūsų rezultatai būna netokie geri, kokie galėtų. Ryškiai per vėlai. Tai, kitaip sakant, informacijos vandenynas. Visi viską žinom. Visi viską suprantam. Ir kas bus, jeigu nieko nedarysim, ir kas bus, jeigu darysim. Bet girdžiu, kad pas jūs ateina jau ir motyvuoti, pavadinčiau, pacientai, kurie nori perspėti. Nori suprasti, kaip tas mano šiandien prie kavos suvalgytas pyragaitis yra susijęs su miokardo infarktu. Gal su nutikimu ir suprantu, bet miokardo infarktas prie ko čia. Tai aš norėsiu biškį pakreipti į tą pusę, kad sustiprinti mūsų visų motyvaciją per geresnį supratimą. Tai kaip aš save privedu prie tam tikros būklės, kad patenku pas daktarą Roką, kažkaip praslydęs pro profesorių Leoną, į antrą, į specializuoto gydymo, taip sakant, frontą, ir jeigu man pavyksta, tai aš važiuoju pas daktarę Aureliją. Ta prasme, man reikia atsistatyti. Aš patyriau kažkokią sveikatos iššūkį, kažkokią būseną, ligą ar sindromą ir patenku į reabilitaciją. Tai kadangi kalbam apie širdies ir kraujagyslių sveikatą, tai Aurelija gal trumpai galėtum įvesti į savo patirtį. Su kuo tenka tau susidurti? Į kardiologinę reabilitaciją paprastai pacientai yra nukreipiami tikrai noriai, gydytojai nukreipia ir tie pacientai atvyksta taip pat noriai. Dėl to, kad tai yra toksai kaip tęstinis gydymas ir kardiologinė reabilitacija yra tokia kaip struktūrizuota kompleksinė programa, kuri yra sudaryta iš pratimų, tai yra kineziterapijos, yra psichologinės, socialinės pagalbos. Yra įvairios fizioterapinės procedūros skiriamos, kurios gerina kraujotaką, taip pat ir gydomasis masažas, kuris visų pacientų yra labai mylimas ir mėgstamas. Ir tokia kompleksinė visuma bendrai yra, tuo pačiu dar pridedamas yra ir paciento mokymas, gyvenimo būdo keitimas ir taip jisai yra įvedamas į savo gyvensenos peržiūrėjimą, rizikos veiksnių korekciją ir, sudaroma tokia programa su tikslu išleisti jį su rekomendacijom, kaip toliau gyventi. Skamba gražiai, bet noriu paklausti, tavo praktikoje, koks buvo jauniausias pacientas? Jauniausias atvykęs kardiologinį reabilitaciją? Turbūt apie 40 metų. 40 metais po infarkto? Taip. Esu skaitęs, kad mūsų arterijų ir kapiliarų tinklas sudaro apie 97 000 kilometrų. Ir dar negana to, tos kraujagyslės sugeba keisti savo spindį, atlaikyti didžiulį slėgio pokyčius ir dar sugeba būti toks interaktyvus organas, endotelio dėka praleidžiantis, selektyviai praleidžiantis tam tikras medžiagas. Tai tema yra tokia, nuo kada jau pradėti rūpintis. Bet aš noriu dar tokį anonsą padaryti susijusi su tinklaladės pavadinimu ilgaamžiškumo pasas. Tai nuo kada jisai yra išduodamas? Arba kitaip sakant, kada man pradėti rūpintis? Kai man 14-16 man reikia jau galvoti apie kraujagyslių sveikatą. O gal, kaip Aurelija sako, jauniausias buvo 40 metais, o gal Kęstutis ir plus, tik tada reikia rūpintis. Tai, Rokai, galim mes truputį šiek tiek panagrinėti šitą tylųjį žudiką, kardiovaskulinės ligas, kurios prasideda ne tada, kai jau reikia eiti pas šeimos gydytoją, bet kažkada anksčiau. Tai šita liga vystosi ne metus, o dešimtmečius. Ir ilgą laiką mes kalbėjome apie pirminę ir antrinę prevenciją, rizikos veiksnių, gydymas ir korekcija ir vengimas ir paskui jau ligos atsiradusios gydymas, geresnis vengimas. Ir dabar paskutiniu metu visam pasaulyje žymiai daugiau yra skiriama dėmesio vadinamai
pradiniai prevencijai, primordial prevention, kuomet mes gydom vaikus ir mokom juos sveikos gyvensenos. Negydom, o mokom sveikos gyvensenos. Išsaugoti sveikatą. Jau mes vaikams duodam tuos pagrindus, ką reikia daryti, kad mes ilgiau gyventumėm, kad daugiau mes, kaip sakyti, turėtumėm jėgų ir turėtumėm sveikesnį imunitetą ir daugiau gyvenimo metų. O vaikai iš savęs, kuomet jie mokykloje ar darželį išmoksta kažką, jie grįžę pas tėvus sako, klausyk tu, tėti rūkai. Man sakė, kad tai labai negeras daiktas ir ypatingai man kaip tenka su vaikais kalbėti, kurie yra 1-5 klasių ir aš tada mes pašnekam ir sako, o žinok, drokai, mano tėtis ir senelis rūko, aš jiems grįžęs pasakysiu, kad taip negerai ir nedaryti to. Ir čia yra dalis to ir toliau žmogui gyvena. Atsiprašau, Rokai, bet aš norėčiau, kad prieš nueinant toliau aš labai svarbų dalyką išgirdau. Iš tikrųjų, neuromokslai sako, kad mūsų nervų sistema taip sukurta, kad labai svarbu iš kokio šaltinio išgirdau pirmą kartą informaciją. Tai mane džiugina tai, kad mažamečiai vaikai pirmą kartą išgirsta apie sveikatą širdies ir kraujagyslių iš specialisto. Nes jis gali ir iš draugo ten už mokyklos kampo išgirsti, ką reikia ir ko nereikia. Tai man labai svarbu, kad vėliau tai yra įrodyta. To vaiko smegenyse nuolat vyks vidinis dialogas arba palyginimas. Nes bazinė tiesa bus ta pirmoji, išgirsta iš specialisto, ką be pasakytų bendramžiai, pakvietę ten į vakarėlį, ten parūkyti ar dar ką nors, net nesąmoningai vyks vidinis dialogas, ginčas. Tai palauk, juk tai ir man gali pakenkti. Taip, tai informaciją žmonės gauna iš įvairių šaltinių ir dažniausiai specialistas yra šaltinis numeris 4 eilėje ar 5. Pirmą gauna iš draugų, iš šeimos, iš kaimynų, tada eina į vaistinę, pakeleivio į vaistinę einant ir tada iš vaistininko. Ir tik tais jau daktaras yra numeris 4 ar numeris 5 toje eilėje. Ir ypatingai šiais laikais, kuomet visi yra specialistai ir tos informacijos yra tiek daug, tos informacijos, kurią galėtum tikėti ir pasitikėti, tampa vis mažiau ir tame triukšme, kurią mes gaunam. Ir kaip jau minėjau, kad pradėjus pradinę prevenciją, mes einam toliau pirminės prevencijos. Tai jau žmogus jau nuo 18, nuo 20 metų turi pradėti sveikos gyvensenos principus, nes mes ką žinom, kad kuo bus jis sveikesnis nuo 20 iki 40 metų, tuo jis mažiau ligų turės būdamas 40-60 metų. Arba netgi 30. Iš tikrųjų, daktarė, gal ir profesorius prisijungs prie to, tai šiandien klojom pamatus kuriam laikotarpiui savo sveikatos prasme, po 10 ar po 20, ar koks tas laikotarpis, ką darysiu šiandien, tai turėsiu rezultatą po kiek laiko. Žiūrint kokią ligą, kokią sveikatos būklę, ir koks amžius. Tai faktiškai aš daktarui Rokui pritariu, kad vis tik tai tas pats jau sveikos gyvensenos sveikatos ugdymas, jis turi prasidėti net ne darželį, o šeimoje. Kaip ir dantukų valymas, tarkime, jau šitiems kūdikėliam, kur išdygo pirmas dantukas, tai ar valo tą dantuką mama ar nevalo. Tai nuo šito prasideda, šeimos rate. Ir aišku, tas šeimos ratas, kaip mes susidurėm šeimos medicinoje, su pirminiai priežiūrai, yra turbūt tas pats yra pradinis impulsas, užtaisas, kuris toliau lydi tą žmogų visą gyvenimą. Tai sakant, mūsų kultūros dalis. Taip, mūsų kultūros dalis. Ir ką aš galėčiau papildyti, kad būtent vaikystėj, ką dabar padarė COVID pandemija, kad prieš COVID tiek daug vaikų nutukusių nebuvo. O dabar, nuėjus pliaže prie jūros ar ežero, žymiai didesnis kiekis vaikų, kurie yra nutukę ir tai yra labai pavojinga, nes riebalinis audinys, tos riebalinės ląstelės dalinasi daugiausia būtent vaikui augant. Ir kuomet jis užauga, jau yra tam tikras kiekis tų ląstelių ir jis daugiau jis nesikeičia. Ir dėl to būtent, kai plastikos chirurgai paima pilvą ir atsirubia tą operaciją, tos riebalinės ląsteles, tai jo pašalina jas ir jau daugiau jau tenais gali tik tai sustorėti tos likusios.
o daugiau ten neprisigamina ir dėl to tas pilvas taip jau neatauga. Tai Nenubėkim. vietoj labai svarbu, Dar kad tam svoris- 18-mečiui iki riebalų nusiurbimo toli, veskim jį toliau. Iš tikrųjų, nuo kada būtų gerai, kad aš žinočiau, kad blogo cholesterolio nėra? Tas cholesterolis labai dabar toks yra visų kaip prakeiksmas ir kiekvieną rytą atsikėlęs jau paklausai žinių, galvoja, kad rytoj mirsi. Tai iš tikrųjų tas reikia žinoti, koks cholesterolis ir kokiom lygom yra sirgę šeimos vyresnieji nariai. Tai reikėtų jau nuo 20 metų jau karts nuo karto pasižiūrėti tą cholesterolį, ar jis nėra labai aukštas, ar nėra šeiminės Ar gali hiperlipidemijos. būti aukštas tokiam amžiui? Būtent yra keli procentai visos visuomenės yra šeiminė dislipidemija, kur cholesterolis jau nuo mažens yra bendras virš 8 ar blogasis virš 5 ir būtent šitie yra asmenys labai pažeidžiami, bet jų yra labai nedaug visoje Lietuvoje. Tačiau kuomet tas cholesterolis nėra labai didelis, o visa visuomenė labai dėl to užsifiksuoja ir tada pradeda tikrinti, žiūrėti ir tai galbūt nereikėtų labai jaudintis ir reikėtų pas specialistą kreiptis, paklausti, ar šiandien jau viskas gerai ir tada jau pradėti, kaip sakyti, gydymą, jeigu yra didelė rizika šeimoje ar ne, jeigu šeimoje yra širdies ligų. Aš kaip dažnai mėgstu pasakyti, kai ateina pacientai, sakau, jūs pasižiūrėkite savo tėvus ir senelius, kokiom lygom jie yra sirgę. Tai pamatydami, jeigu tenais buvo infarktų, insultų, tai žmogus gali žinot, kad tai yra jo Achilo kulnas. Kad būtent Paveldėti silpnoji vieta. Jo, jis turi būtent apsisaugot nuo tos silpnos vietos ir tada jis galės atitolinti tą ligą. Tai iš toj vietoje, jeigu yra šeimoje infarktai ties 40-50 metų arba tai tada reikėtų jau tą cholesterolį sekti žymiai atidžiau ir individualizuotas gydymas ir jau tada aš jau siūlyčiau pradėti. Keliu ranką, Rokai. Aš kelintą kartą girdžiu jūsų žodį gydymas. Mes negalim negydę. O mes norim vis dėlto rasti, kaip jūs panaudojate žodį, kada man pradėti jaudintis ir kaip apsieiti be gydymo. Tai aš atsiprašau, kad truputį stabdau, dar grįšim, norim tą įsivaizduotą jaunolį nuo mažamečio per 18 ir toliau palydėti, bet kada pradėti jaudintis? Prieš neriant į fiziologinį lygmenį, aš dar noriu tą psichologinį. Tai aš ką noriu paklausti čia esančių specialistų. Ar man reikia jaudintis dėl cholesterolio esančio maiste, kurį aš valgau? Čia provokuoju. Labai geras specialistus. Ja, tai pasisakykim tuo. Tai buvo toks, kodėl mes pradėjom kalbėti apie cholesterolį maiste, tai kad ta pirmas studijos su aterosklerozė buvo nustatytos iš triušių būtent mokslinių tyrimų ir tada mokslininkas maitino triušius labai didelę cholesterolio dietą, 0,5 gramo cholesterolio vienam mažam triušiui ir pastebėjo, kad po 3 mėnesių jam miego arterijose pradeda formuotis aterosklerotinės plokštelės. Ir tada eigoje pastebėjo jau nuo praeito amžiaus 50-mečio, kad kuo didesnis cholesterolis, tuo daugiau koronarinės širdies ligos. Ir tada būtent pradėjo sakyti, kad riebį mes negalim valgyti, cholesterolio mes negalim valgyti ir reikia vengti kaip velnio. Produktų, kuriuose yra daug cholesterolio. Taip. Ir tame tarpe, pavyzdžiui, kiaušinių. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėtumėm į tą mokslinį tyrimą, kur triušius maitino cholesterolio dietą. Tai jeigu mes padidintumėm tą triušį iki žmogaus dydžio ir tą cholesterolio, kiek davė tam triušiui, padidintumėm į tą dozę, kokio dydžio yra žmogus, tai žmogui per dieną reikėtų suvalgyti nuo 20 iki 30 kiaušinių, kad gautų tą dozę. Tai aš šitoje vietoje mes skaičiau, atsiprašau, įsiterpsiu, kad iš tikrųjų triušiai ir vištos turi unikalų metabolizmą. Ir čia buvo pagrindinė klaida, kad negalima perkelti iš eksperimento žmonėms, ne tik dėl proporcijų, tarkim, dozavimo, bet dar ir metabolizmo ypatumų. Pasirodo, triušiai, jų fiziologija leidžia iš kraujo cholesterolį įsisavinti tiesiogiai. Mesgi jo
neįsisavinam tiesiogiai, bet jisai yra gaminamas didžiąją dalim ląstelių, apie 20% kepenyse, pasidedama, taip sakant. Nežinau, kiek šeimos gydytojai su tuo susidurėte, bet ar žmonės dažnai klausia vis dėlto, tai ar aš galiu valgyti riebiai, ar vis dėlto ne? Tai Dažnai klausiu. jo, dažnai Ir ką klausia. sakot? Aš taip galiu pasakyti, kad cholesterolį galima tikrai padidinti blogą dietą. Tačiau jeigu žmogus valgo pakankamai įprastai, normaliai, tai ką mes matome, kad yra šeimų, kuriuose daug miokardo infarktų ir vieni valgo labai daug, kiti valgo labai mažai, visi turi aukštą cholesterolį. Yra šeimų, kur miokardo infarktas yra retas, kaip giminių, kur yra miokardo infarkto dažnis yra retas. Ir vieni valgo grietinę su spirgučiais, kiti valgo nieko ir visi turi cholesterolį pakankamai žemą. Tai yra dažniausiai genetiškai nulemtas kepenų aktyvumas, tos fermentinės sistemos, kuri gamina cholesterolį. Ir tose giminėse, kur ta fermentinė sistema yra labai labai aktyvi, to cholesterolio yra žymiai daugiau. Ir tai yra priežastis, kodėl vystosi liga. Ar galima dietą įtakoti tą aukštą cholesterolį? Galima, bet tas efektas gali būti iki 20-30%. 25% mes tai pacientam sakom, jeigu ateina, tarkim, su 10 cholesterolio, tai su dieta tu sumažinsi iki kiek? Iki 7,5 ir nepasieksi tikslo. Na tai gerai, tai paaiškinkit, prašau, tai vat, kur čia tas geras, blogas ir kai ateinu pas šeimos gydytoją, pasidaręs kraujo tyrimą, į ką man kreipti dėmesį. Ten raidelės MTL, DTL, MTLC, dar ten ApoB, ApoA, nu tai žiūrėkit, aš pasimest galiu, tai paaiškinkim žmonėms. Tai tam ir yra gydytojai, ne? Kad paaiškintų. Iš esmės yra, vėlgi, ką mes žinom ir ką sako mokslas, kad kaip bebūtų, kraujagyslės sienelėje kaupiasi cholesterolis. Ir jeigu jis yra aukštas, tai jis turės žymiai didesnį riziką patekti į tas kraujagyslės sienelės. Taip yra kitos dalelės, kurias mes galim pamatuoti, kurios padeda net ir žemesniam cholesteroliui esant, jam pakliūti į sienelę. Tai gali būti ApoB, lipoproteinas A, kuris yra genetiškai nulemtas. Ir jis gali net ir nuo tokiam aukštam cholesteroliui esant skatinti labai aterosklerozę. Tai šitoj vietoj didžiausias dėmesys turi būti skiriamas į blogai cholesterolį, vadinamai MTL, ir tą vadinamai negerai cholesterolį, ne DTL cholesterolį. Tai yra iš bendro cholesterolio atimti gerąjį cholesterolį, nes tai yra čia tik tais tos 3-4 frakcijos, kurias mes galim pamatuoti, tačiau už jų yra visi kiti, ką jūs paminėjot. Labai mažo tankio lipoproteinai, kurie dar lengviau pakliūna į kraujagyslės sienelę, bet jų yra, mes jau taip nematuojam kiekvieną kartą, nes ne visiems galima nustatyti ir dar mokslinių tyrimų nėra tokių, kad mes galėtume pasakyti, kad tikrai šito būdo mažinimas duotų naudą, arba, tarkim, lipoproteino A atveju mes kol kas ir neturim gerų patvirtintų vaistų, kaip galima būtų mažinti tą lipoproteiną A. Bet kalbant apie cholesterolį, tai ką kiekvienam reikėtų žinoti, tai blogai cholesterolį, MTL, koks jis yra, tada vieną kartą gyvenime kiekvienam reikėtų pasidaryti lipoproteiną A, nes jis yra labai kibus prie kraujagyslių ir vožtuvų ir jis nulemtas dažniausiai būna genetikos. Ir jis buvo prieš 20 metų toks ir šiandien toks ir po 20 metų bus toks pats. Ir kas pastebėta, kad didžiajai daliai žmonių šitas rodiklis yra neišmatuojamas. Tačiau nuo 10 iki 20% visuomenės šitą rodiklį turi padidėjusi. Ir jeigu jis yra išmatuojamas jau prie normos viršutinės ribos, jau rizika širdies ligoms, aterosklerotiniam komplikacijom yra didesnė. Ir kuom jis yra didesnis, jis labai kyla į viršų. Tai šitoje vietoje tai yra tie du rodikliai, kuriuos aš dažniausiai rekomenduoju pasidaryti. MTL. Taip. Ir dar santykis su didelės molekulinės masės. Jo, tai tas santykis tai yra dažniausiai iš bendro cholesterolio atimti
gerąjį cholesterolį. Tai vadinamas ne DTL cholesterolis. Bet dabar reikėtų išversti žmonių kalbą. Tai kai aš ateinu, arba esu susirūpinęs, arba turiu tiek sąmoningumo, kad man, kaip daktaras Rokas sako, rūpi pažiūrėti, kur mano silpnos vietos, gal aš turiu kažkokią įgimtą problemą, tai atėjus į laboratoriją, dabar galiu tą padaryti labai daug kur, kokio tyrimo prašyti, žmonių kalba, kas tai būtų. Kažkokios ten lipoproteinų frakcijos. Nes jeigu pasakysiu cholesterolį, tai man padarys bendrą ir tą DTL ir MTL. Kaip man pasakyti, ką aš noriu sutirti? Jeigu mes kalbam apie širdies ligas, aš savo pacientams, kurie ateina konsultacijų, visą laiką sakau, kad reikėtų pasitikrinti keletą dalykų. Tai yra lipidograma, kuri bus būtent vadinamas bendras cholesterolis, blogasis, geras ir trigliceridai. Antras tada būtų iš lipidų serijos, tai būtų lipoproteinas A, kurį reikia padaryti vieną kartą gyvenime. Tai va, Lietuvoje mes darom tik tai didelės rizikos pacientams, ir tai ne visiems. Kodėl? Brangu? Pagal programą čia taip jau yra pagal didelės rizikos. Bet aš galiu pasidaryti programą. Užsimanęs. Taip, reikia kreiptis pas šeimos daktarą, pas kardiologą ir tada jam gali padaryti. Bet jeigu nedidelė rizika, žema rizika, tai mokėsit pats. Nu, kam dabar lengva? Šiandien jau rizika didelė Lietuvoje. Nu, va, ypač mano amžiui. Tai gerai, lipidograma, lipoproteinas A. Taip, toliau visiems aš siūlau pasidaryti didelio jautrumo C reaktyvų baltymą. Nes, vėlgi, yra tokia teorija, kad tam, kad atsirastų liga, vystytųsi liga, turi būti sėkla ir tai sėklai palankus dirvožemis. Tai kalbant apie aterosklerozę, sėkla yra cholesterolis, blogasis cholesterolis, o tas tinkamas dirvožemis, kad ta liga vystytųsi, tai yra aukštas kraujo spaudimas, tai yra rūkymas, tai yra padidėjęs lėtinis uždegimas, tai yra genetinis polinkis, ar ne, tiesiog įgimtas silpnumas to kraujagyslių vidinio sluoksnio, kad jis praleidžia žymiai greičiau tą cholesterolį į sieneles. Ir šitoj vietoj būtent, kad nebūtų tas palankus dirvožemis, ar ne, kad nebūtų lėtinio uždegimo, mes galim jį įvertinti su didelio jautrumo C reaktyviu baltymu. Gerai, išsityriau 3 dalykus, bet aš noriu vėl dabar pasikreipti kolegas. Daktaras Rokas labai teisingai pasakė 4 juoduosius raitelius, kaip sakoma, 4 rizikos veiksnius, kurie veda mus prie tų kardiovaskulinių ligų. Rūkymas, alkoholis, lėtinis uždegimas, kartais sunkiai matomas, ir kas dar? Aukštas spaudimas, aukštas cholesterolis. Taip, praleido aukštą kraujus. Na va, tai ką daryti? Arba ko nedaryti? Aš beje dar anonsą padarysiu, kad ilgaamžiškumo pasas tai dar ir daiktas. Jis bus elektroninės versijos. Šitos laidos pabaigoje jūs galėsit matyti ekrane QR kodą. Jį nuskaitę, jūs galėsit parsisiųsti tam tikrą skaitmeninį dokumentą. Ten bus galimybė įrašyti kolegų specialistų patarimus. Jau iš to, ką kalbam, mes jau dalinai įrodėm, kad kiekvienas turim savo individualų kelią ir į ligą, arba į priešingą pusę, į ilgaamžiškumą, nes mes esame unikalūs. Tai ir genai lemia, ir mūsų darimas arba nedarimas. Tai štai, kad galėtume ten kažką įrašyti į tą savo ilgaamžiškumo pasą, aš iš jūsų norėsiu bent poros patarimų. Ir 2 kategorijų, jeigu galima. Ką turėčiau nedaryti arba liautis daręs ir ką turėčiau pradėti daryti. Ir čia, žinokit, priimsiu iššūkį, kad nebūtų teorinė tinklalaidė, viską, ką patarsit, aš Kęstutis pradėsiu daryti arba nedaryti. Ir būsiu gyvas eksperimentas, liudininkas, po 6 mėnesių galėsim pažiūrėti, kas iš manęs liko po jūsų patarimų. Tai grįžtim prie rizikos veiksnių. Kol kas dar ne Kęstučiui patarimai, bet pakalbėkim. Tai vis dėlto, ar tai yra veiksniai, su kuriais aš galiu kažkaip dorotis iki susirgdamas. Tai ta vadinama pirminė prevencija.
Tai kokie būtų patarimai iš jūsų visų 3, bet kol kas ne asmeniškai Kęstučiui? Gal nuo Aurelijos pradėkime, nes Pradėkim jau moters. nuobodžiauja. Tai Aurelija. Ką daryti ir ko nedaryti? Tai kai kalbam apie širdies kraujagyslių sveikatą ir gal tie 4 rizikos veiksniai paminėti, gal ne vieninteliai, yra daugiau. Tai ką daryti, tai rekomenduočiau kiekvieną dieną skirti 30 minučių fiziniam aktyvumui, bet rekomenduočiau skirti, kad veikla būtų maloni. Tai būtų 2 laimėjimai. Vienas fizinis aktyvumas, tai yra širdies kraujagyslių ligų prevencijai, ir kitas tai yra maloni veikla, kurią užsiima žmogus. Tai čia būtų toks patarimas, ką daryti. O ko nedaryti, tai gal nesmaližiauti, tiesiog atsisakyti tokių užkandžių nesveikų. Sunku, bet, žinot, aš esu tokio sukirpimo, gal dėl to, kad teko neurochirurgu būti visą gyvenimą. Man reikia įrodymų ir bent keletos šaltinių skirtingų patvirtinančių tą patį. Tai išgirdom Aurelijos patarimus, 30 minučių fizinės veiklos kasdien. Na, dabar norėčiau kitų kolegų paklausti. Tai kodėl 30, o ne 25, o gal 1,5 valandos reikėtų? Ar jūs pritartumėt, ar turit savo argumentų? Visur yra tam tikri sutartiniai reikalai, kaip ir pavyzdžiui, cukrinis diabetas diagnozuojamas kada cukraus gliukozės koncentracija daugiau 7, ne? Nevalgius, o po krūvio daugiau 11,1. Kodėl? Todėl, kad statistiškai tai buvo nustatyta ryšys su jau esamu cukriniu diabetu. Bet yra dar toks terminas ir prediabetas. Ir jeigu yra gliukozė nevalgius mažiau 7, mes jau galim rasti diabeto komplikacijų. Tai čia tas 30 minučių irgi yra sutartinis dalykas. O ką aš sakyčiau, ką daryti, norint žmogui pradėti ir gyventi kitaip, galbūt ir sveikiau, tai manau, pirmiausia, reiktų inventorizuoti tai, ką tu darai ne pagal rekomendacijas arba vadinkim nesveikai. Tarkim, 1, 2, 3, 4, 5 dalykus tu darai nesveikai. Palaukit, profesoriau, iš kur aš apie tai žinau? Žinom iš tokių tinklalaidžių, žinom iš medikų, žinom iš Iš visuomenės. sveikos gyvensenos entuziastų? Gerai, kad ir iš sveikos gyvensenos. Informacija tai nėra žalinga iš sveikos gyvensenos entuziastų, galbūt jinai kitaip interpretuojama. Bet ką paveiksiu? Tarkim, inventorizuoji 5, tada turi pasirinkti, ką tu galėtum pakeisti iš tų 5 bent vieną. Bent vieną, tarkim, žmogus turi viršsvorį, žmogus hipodinamijoje, neaktyvus fiziškai, žmogus, tarkime, rūko, ko jam lengviausiai būtų atsisakyti. Ir taip žingsnis po žingsnio, jeigu jam pavyko tą lengviausiai atsisakomą dalyką įveikti, kitas etapas, kas toliau? Gerai, girdžiu vieną patarimą, kad jau ko nedaryti, tai jau pasidarau sąrašą. Nuojauta, vidinis balsas, aš dažnai vadinu 6 cepelino balsu. Reiškia, jau man kužda, kad yra dalykų, kuriuos aš darau, geriau nedaryti. Bet tas vidinis balsas pasako. Ir ko lengviausiai atsisakyti. Ir jūsų patarimas pasirenku lengviausiai. Pradėti nuo mažo, lengvo, gal nebus taip malonu, kaip Aurelija siūlo, bet vis dėlto išsirinku žemiausiai kabantį obuolį. O ką daryti? Turiu menį, čia jau buvo iš tų nedaryt, ar ne? Nu ir daryt, ir nedaryt. O ką daryt, nenoriu pasakyti banaliai, kaip nerūkyti. Čia yra nedaryt. Ai. O ką man daryt? Arba ką pradėti daryt, jeigu nedarau? Tvarkoj. Yra tam irgi skirti specialistai, psichologai. Tai jeigu tu bandai nedaryti ir tau nepavyksta, tai daryk tai, kad tu kreipiesi į šeimos gydytoją, į kardiologą, į psichologą, kuris padėtų tau suvaldyti šitą priklausomybę. Didelis iššūkis. Eit pas specialistą, eilės ir visa kita. Profesoriau Lenui, gal ką nors namuose galiu pradėti daryti, neišeidamas iš namų. Neišeidamas. Taip. Sirpti kiekvieną dieną.
Gerai. grindis. Veja gal nusipjauti. jeigu Veją tokia yra. nusipjauti, šunį pavedžioti, Užsiimti kažkokią pasivaikščioti judėjimu. Mes turėsim tinklalaidą judėjimui skirtą, žinoma, bet štai turim 4 patarimus. 30 minučių, profesorius nepaneigė ir nepritarė, gerai, 30 minučių, pažiūrėsim, ką daktaras Rokas pasakys, bet 30 minučių judėjimo kasdien, nesmaližauti, švelniai tariant, tada pasidaryti blogybių sąrašą, išsirinkti lengviausiai atsikratomus ir irgi kažkas tai su fiziniu judėjimu, bet pritaikyti natūrales mano buities arba gyvenimo aplinkybės, kad aš sąmoningai kažką imčiau ir pakrutėčiau. Gerai, daktarė Rokai. Tai aš galbūt ir pritarsiu kolegom, nes vėlgi tai, ką mes darom, kaip mes gyvenam, įtakoja didžiąją dalim, kiek mes gyvenam, ar ne? Ir čia paskutiniu metu aš mačiau, man išmetė, kuomet žiūrėjau per Facebooką interviu, kur buvo Amerikoje toks komikas George'as Burnsas. Jis gyveno iki 29 metų. Ir jis kalbėjo su pokalbiu laidos vedėju, su cigaru rankoje, ir jis tenais juokauja, ir tas pokalbio vedėjas klausia, sako, tai klausyk, Džordžiai, ką apie tai mano tavo daktaras? Sako, nieko nemano, sako, jis numirė. Ir aš tada man pasidarė įdomu, iš kur tas George'as Burnsas taip jau rūko tos cigarus ir kame reikalas. Ir jis gyveno iki 29 metų ir parašė knygą, kaip nugyventi iki 100. Ir vėlgi man pagautas aš kaip smalsumo, tą knygą nusipirkau, ją parduoju tik tais per Amazon jau tas senas knygas, kur galima nusipirkti, ir aš jau nupirkęs tą persiskaičiau, ir ką pirmi būtent skyriai sako, tai skyrius numeris 1 buvo, kokius pratimus jis daro kiekvieną rytą, būdamas 94 metų. Kiekvieną rytą jis tenais daro mankštą ir kiek atsilenkimų, kiek atsispaudimų, kiek tenais kažkokių tai kitų pratimų. Ir tai yra labai logiška, nes labai dažnai ryte mes atsikėlę turim jėgų ir nesinori nieko daryti. Ir tada reikia griebėmės kavos, kad kava mums jėgų suteiktų. Tačiau ką mes žinome, kad ypatingai, ką mes antrinsiu dėl sporto, kad būtent raumenynas yra kaip papildomas endokrinologinis organas. Ir ryte atsikėlę, padarė mankštą, raumenys gamina smegenų neurotropinį faktorių, kuris aktyvina visą organizmą. Ir tada žmogus, padaręs tą mankštą, jau yra pasiruošęs visai dienai. Ar ne? Ir tai jau jį paruošia visiems iššūkiams, kurie mums ištinka kiekvieną dieną. Ir mankšta iš ryto, atsiprašau. Norėčiau, kad patikslintumėt. Tai ką man daryti? Mankšta iš ryto, tai lankstumas, tada raumenų stiprinimas, tai yra atsispaudimai, atsilenkimai ir kaip sakyti, ir sąnarių pralankstymas. Tai čia yra svarbiausia. 5 minutės, 10 minučių. Ir Japonijoje iki šiol rytais vyksta tos rytinės mankštos visai šaliai ir visi skatinami sportuoti. Ir tokiu būdu aš pritariu, kad kaip sakyti, fizinis aktyvumas yra labai svarbus, ką aš sakyčiau, kad reikėtų kiekvieną rytą daryti, o sportas ir fizinis aktyvumas tai nėra tas pats. Nes sportas yra žymiai didesnis fizinis aktyvumas, kuomet tu suprakaituoji. Ir tai, aišku, ir duoda žymiai didesnę naudą, bet ne kiekvienas gali sportuoti. Būdamas 70 metų ir pensininkas arba buvus mokytojas ar kažkas, tai šitoje vietoje mankšta yra labai svarbi, ar ne? Ir antras skyrius buvo, ko nedaryti. Tai antram skyrius išvardino visas savaitės dienas, ką jis valgo per pusryčius, pietus ir vakarienę. Ir pusryčiai jo dažniausiai būdavo pora arba ketvertas slyvų ir kava viena arba su pienu, per pietus sriubos šiek tiek ir vakarienė salota su šiek tiek mėsos ar žuvies. Tada jis kartoja visą savaitę, ketvirtadieniais jis beveik nieko nevalgo, tik tais vakare eina į restoraną su kažkokiu kolega.
penktadienį vakariais valgo tai, kas liko po restorano. Šeštadienį vėlgi ryte. Po restorano tai reiškia išsineša. Jo, kas buvo parsinešęs. Ir šeštadienį vėlgi tas pats režimas, kas pirmadienį, trečiadienį. Ir sekmadienis jis beveik nieko nevalgo. Yra diena, kaip sakyti, be kalorijų. Tai šitoj vietoj ypatingai, ką mes visi per daug darom, tai yra mes persivalgom. Ir taip jau gaunasi, kad sensta mes jau nuo 30 metų. Metabolizmas lėtėja kasmet nuo 0,5 iki 1%. Tie, kas sportuoja, lėtėjimas yra 0,5%, kas nesportuoja po 1%. Ir dažniausiai valgom mes tiek pat, arba netgi daugiau negu 30 metų būdami. Ir automatiškai gaunasi kalorijų žirklės. Ir tada mes sunaudojam daug kalorijų, jų visų neišdeginam ir gaunam viršsvorį. Ir va čia yra nemaža visų ligų ir to lėtinio uždegimo priežastis, būtent didelis riebalinio audinio kiekis, kur tie riebalai ne tik tais, kad mums padeda, bet kartu ir gamina tas žalojančias uždegiminės ląsteles, didėja lėtinis uždegimas. Ir tą vadinamą leptiną, nesotumo hormoną. Ir kuomet to hormono prigamina jie per daug. Ir tie žmonės automatiškai tada neturi sotumo jausmo. Nuolat noriu valgyti. Bet čia yra ir genetinė predispozicija. Yra ir genetinė predispozicija, bet ir kartu, jeigu yra viršsvoris, tas leptino žymiai daugiau. Taip, jeigu ar tu stimuliuosi. Taip. Ir šitoje vietoje, kuomet ateina tas nutukimą turintis žmogus pas daktarą, kuris liesas ir sako, tu žinok, nevalgyk. Tai valia, kaip sakyti, perėti per save gali nuo 10 iki 20% žmonių, bet kitiems 80% nepavyksta to padaryti. Ir aš manyčiau, kad nedaryti tai reikėtų nepersivalgyti, tai valgyti 8 dalis maisto ir 9-10 oro. Ir būti, kaip sakyti, kiekvieną rytą pradėti nuo kažkokios mankštos, nes gyvenimas mūsų yra ant tiek aktyvus, kad ne kiekvieną kartą sugebi 30 minučių skirti, ar ne? Ir visi, kas sako, kad čia skiria, tikriausiai meluoja. Daktare Rokai, vis dėlto pereikim prie konkretumų, tada, jūs labai čia, sakykime, gana plačiai pasakėt. Priminėt man beje keletą tokių irgi minčių, netrukus pasidalinsiu, bet jeigu antrąjį patarimą, ką daryti, tokį labiau specifiškai, supratau, galvo, ką valgyti. Tai ką man pradėti valgyti? Labai geras klausimas. Vėlgi, aš dažniausiai sakau savo pacientams, kad jūs galite valgyti viską, svarbu, kad būtų po nedaug ir pagrinde žalumynai. Nes mums svarbiausia yra... Galiu valgyti viską. Taip, nes mums svarbiausia yra kuo įvairesnis maistas, nes tas įvairesnis maistas mums didina ir to mikrobiotą, įvairesnių mes gaunam tų kaip sakyti, bakterijų, kurie padeda tą mikrobiotą, mūsų žarnyno mikroflorą didinti ir tai irgi yra vienas iš tų paskutinių metų labai aktualių mokslinių temų. Ir antras, mes gaunam ir tų visų mikroorganizmų ir mikroelementų ir vitaminų, jeigu mes valgom įvairų maistą. Tai va čianais yra dažniausiai... Tarkim, aš valgau įvairų maistą, bet nevalgau mėsos. Tai čia yra gerai ar blogai? Aš savo kraujagyslėm padedu, nepadedu, ar čia iš vis vienodai? Tai mėsos valgymas yra būtinas, nes yra tam tikros amino rūgštys, kurių neturi visi kiti maisto komponentai, tik tais mėso yra. Nebent jūs specifiškai valgote tenais soją, kažką bandot kompensuoti. Tai šiek tiek mėsos mums reikia ir būtina, bet dažniausiai mes valgom jos per daug. Tai mėsos nevalgymas nėra nieko blogo, jeigu mes pakeičiam tas amino rūgštis kitais produktais. O aš tai siūlyčiau valgyti, bet kokius 2-3 kartus per savaitę ir nedidelis kiekis. Dažniausiai, kai mes nuvažiuojame į užsienį, kažkur prie Viduržemio jūros, būna daug daržovių ir šiek tiek mėsytės. Kaip pas mus, ar žuvytės. O kaip pas mus būna, mes ateinam, būna kotletas ir šiek tiek daržovių. Ir tada bulvės viskas kitas. Tai va čia yra va toks niuansas, tai kad aš manyčiau kad valgyt galima, ir aš savo pacientams dažniausiai sakau, valgyt galima viską, svarbu, kad būtų po nedaug,
ir pagrinde žalumynai. Ir tada bus viskas gerai. Apie mitybą ir metabolizmą aš tikiu, kad turėsim dar vieną tinklalaidę, bet dabar norėčiau šiek tiek apjungti išsakytas mintis ir daktaro Roko mintis man priminė tokio Danielio Liebermano knygą apie judėjimą Exercised. Tai jis turi minį, reiškia, kad ten yra žmogus, kuris per daug susirūpinęs savo fiziniu aktyvumu ir bandoma atskleisti vis dėlto, kiek mes čia turim jaudintis, o kiek ne. Tai imu tą jūsų mintį dėl kalorijų, kad šiuolaikinis žmogus turi labai daug lengvai prieinamų kalorijų. Tačiau mūsų genetika, genofondas per pastaruosius 100 000 metų nepasikeitė. Ir tie mūsų protėviai beje mėgdavo ilsėtis kur ir kada tik tais galima, bet jų, tarkim, ir mūsų genetika lemia tam tikrą metabolizmą. Ir nebūtų jokių problemų, jeigu mes judėtume tiek, kiek jie juda, jie netaip jau daug judėjo, pasirodo, apie valandą ir 17 minučių vidutiniškai. Dabar gyvenančios nuošalios gentys, kurios visiškai necivilizuotos, yra dar Afrikos žemynė, Madagaskare ir taip toliau, tai yra paskaičiuota, kiek jie juda. Tai maždaug tiek jie juda kasdien, ne 30 minučių, bet valandą ir 17 minučių. Bet kalorijų jie gauna tiek, kiek reikia, o mes čia viršijam. Bet kad kalorijas, taip sakant, perteklinės kur nors padėti, man reikėtų suprasti, kuo čia man gali padėti judėjimas. Aš žiūriu į Aureliją ir galvoju, tai sudėkim, man reikia išdeginti kalorijas, bet aš esu žmogus turėjęs problemų su širdies ir kraujagyslių sveikata arba ligomis. Kiek man saugu judėti? Kada man saugu judėti, jeigu aš esu po infarkto, jeigu aš turiu širdies ritmo sutrikimą, tarkim, dabar čia ne apie Kęstutį. Bet kiek man galima ir kokie patarimai būtų saugiai išeiti iš situacijos, atstatyti savo funkcinę būklę, nepakenkiant savo. Tai turbūt svarbu pirmiausia paminėti, kad apskritai bendrai judėjimas ir nuo treniruotės jisai skiriasi. Nes rekomendacija tiesiog judėti, ar pjauti žolę, ar atlikti kažkokius namų ruošos darbus, tai yra namų ruošos darbai, arba tiesiog bendrai judėjimas. O treniruotė tai yra tam tikra veikla, dozuota, tam tikrą laiką ir būtent per tą treniruotę, kaip Rokas minėjo, sušyla nugara, žodžiu, pakyla turbūt kraujo spaudimas, pakyla pulsas, tuo metu vyksta treniravimas širdies kraujagyslių ligų prevencijai. Tai gerėja širdies darbas ir tokiu būdu yra gerinama ne tik visa kraujotaka didžiajame kraujo apytakos rate, bet gerėja ir lipidų apytaka, gerėja glikemijos irgi apytaka. Tai tokiu būdu yra pasiekiami geresni rezultatai. Bet kaip saugiai tą atlikti? Tai, kiekvienas atvejis yra individualus, reikėtų kiekvieną atvejį įvertinti ir pasižiūrėti, po kokios ligos yra pacientas atsiųstas, ar jisai yra mažos rizikos, ar yra didelės rizikos, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir tą fizinį treniravimą prižiūri kineziterapeutas, kuris yra patyręs specialistas ir gali pradėti dozuoti nuo mažesnio krūvio, palaipsniui tą krūvį didinant ir sudarant tokią programą. Tai girdžiu, kad turiu treniruoti širdį, aišku, ir visą raumenyną, bet geriausia būtų specialisto priežiūrai. O tai kažkaip pats galiu suvokti tą ribą, vien tik, kad marškinėliai jau permirko prakaitų, čia toks, labai kriterijus aptakus, ne visi vienodu metu pradeda prakaituoti. Gal aš galiu stebėti. Yra PSO rekomendacijos pacientam, ne pacientam, gyventojam vadinkime, kad taikyti vidutinį fizinį krūvį, vidutinį per brūkšnį lengvą. Ką tai reiškia, kad žmogus, kuris dabar kažkokius atlieka pratimus, galėtų pratimų atlikimo metu kalbėti trumpai sakiniais.
Ar čia ta vadinamoji antra fizinio aktyvumo zona, ar kaip čia, pagal organizmo reakciją į fizinį krūvį, ar ne? Jeigu jis jau nebegali kalbėti trumpai sakiniais, tarkim, telefonu darydamas pritupimus, aš šaržuoju, tai jau yra per didelis, jau pavojingas krūvis ir kaip kolegė sako, tada aišku jau tokį krūvį norint taikyti reikalinga specialisto priežiūra. Aš gal papildysiu, kad tiesiog kvėpuoja dažniau, bet dar gali susikalbėti. Bet jau nesinori kalbėtis. Bet kvėpuoja dažniau. Jau eilėraščių nedeklamuos. O tada trečia būtų zona aktyvumo, tai kuo skiriasi? Aš jau noriu kalbėti, bet negaliu. Taip, trumpi pasakymai, taip, ne. O čia sektinas, pavyzdžiui, širdies susitraukimų dažnis, ar kaip, daktarė Rokai? Nu čia toks kiekvienas individualiai čia, ar bėgsta šnekėti ar nešnekėti, ir dabar nešnekėsi, sportuodamas vienas, miške bėgdamas. Tai šiais laikais mes žiūrim pagal pulsą ir pagal maksimalų pulsą. Tai kiekvienas maksimalus pulsas yra, galima pasiskaičiuoti jį pagal formulę 220 minus jo amžius. Tai bus tas maksimalus pulsas, kurį jis gali pasiekti. Ir dažniausiai tas vadinamas širdies treniravimas, kuomet mes pasiekėm tą treniravimo zoną, kuomet širdis veikia nuo 60 iki 80% maksimalaus pulso. Tai jeigu tas 220 ir 40 metais, tai 180 ir 80%, tai... Nu tai čia bus kažkokia 130 pulsas. 140, 160 ribose, tai reiškia, kad vadinasi, kad širdis treniruojasi. Tai mes turėdami, tarkim, 20 minučių, 30 minučių tokio krūvio, paskui po treniruotės, kuomet organizmas atsistato, sekančią treniruotę mes jau galėsim lengviau, ilgiau prabėgti arba mažesnis mūsų pulsas bus, kuomet mes bėgsim tuo intensyvumu. Tai būtent čia ir yra tas vadinasi kardio, kuomet mes treniruojam širdį. Nes vėlgi, kuomet mes lengvai sportuojam ar ne, tiesiog bėgam ir šnekamės, tai širdis nesitreniruoja. Mes tiesiog aktyvinam organizmą, raumenis ten gamina naudingas medžiagas aktyvinančias organizmą, bet tos širdies treniravimo tokio nėra, bet galbūt tokio tikslo ir neturi būti kiekvienam. Bet treniravimasis ir sportavimas yra svarbus dėmuo ilgamžiškume, jeigu mes norim ilgiau gyventi, sveikiau gyventi ir neturėti tiek daug ligų. Grįžkim prie tos temos, sveikiau gyventi, daugiau sveiko gyvenimo metų ir motyvacija. Kad ir ką mes čia dabar specialistai pakalbėtume, visi žinau. Taip, žiūrėdami mūsų tinklalaidę, sakys, žinau. Taigi visi viską žino. Tai ką jūs darot su savo pacientais dėl jų motyvacijos, kad kažką pradėti daryti? Aš čia papasakosiu trumpą savo prisiminimą, kai kartą konsultuoju, kaip neurochirurgas, įeina stambaus sudėjimo vyriškis, kaip vėliau paaiškėja sunkvežimio vairuotojas visą gyvenimą. Akivaizdu, kad viršsvoris, aišku, jis turi kompiuterinę tomografiją stuburo, problemos su stuburu. Ir kažkaip taip susiklostė, kad, aš nepuoliau iškart kažko tai kalbėti ir aiškinti. Žodžiu, abu nedaug žodžiauja. Jis atėjo, atsisėdo, atsipūtė, mato, kad aš jau žiūriu nuotraukas tomografijos ir sako, tai reikia keisti gyvenimo būdą, daktarė, ne? Tai jis žino, jis viską žino, tai mes taip sakant, po to jis man pasakė, kad jo stuburo problemos yra susijęs su sėdimu darbu, ypač su vairavimu, man viską išaiškino, man beliko tik pritarti. Žodžiu, jisai išėjęs jautėsi pasikalbėjęs su protingu žmogum, tai yra su savim. O aš tokį protingą pacientą labai retai sutinku, bet kaip ten bebūtų, motyvacija. Ką jūs darot savo praktikoje, kad perduot kamuolį pacientui, tam žmogui, kad jis imtųsi nors kiek atsakomybės. Tokių praktiškų tips and tricks, kaip jūs darote? Aš galiu pasakyti, kas geriausiai veikia. Tai geriausiai veikia, kuomet mes, tarkim, bandom gydyti kraujospūdį ir cholesterolį, šitų dalykų neskauda. Ir tada labai sunku žmogų priversti, kad jam tikrai reikia ir sakyti, kad tu vartok tos vaistus, bet ką mes žinom iš mokslo, kad tie, kas turi mažesnį kraujospūdį ir mažesnį cholesterolį, ar ne, jis sureguliuoja, žymiai ilgiau išlieka
budrus ir turi aukštesnės kognityvinės funkcijas, tai yra atmintį, koncentraciją, dėmesį. Ir kuomet paklausi, turi aukštą cholesterolį, pasižiūri, kad čia yra plokštelė, kakle aterosklerotinė ir tada sakai, ar jums gerai, ar su atmintim viskas gerai, ar dėmesys toks pats, koks buvo. Sako, ne. Sako, jis man prastesnis. Ir sakau, tai va, tie žmonės, kurie sugeba cholesterolį suvaldyti, ta aterosklerotinės plokštelės nesivysto ir žymiai ilgiau jie išlieka su gerom kognityviniam funkcijom. Lygiai tas pats buvo atliktas studija su identiniais dvyniais ir pasižiūrėjo, kaip sakyti, identiniai dvyniai reiškia genetinė informacija lygiai tokia pati, turėtų gyventi idealiom sąlygom lygiai tiek pat. Tačiau, kuomet palygino jų raumenų stiprumą ir treniruotumą, tas dvynys, kuris yra geriau treniruotas ir turi stipresnę raumenų jėgą, jo kognityvinės funkcijos būna 70 metų ir aukštesnės negu to, kuris neturėjo tokio gero treniruotumo. Tai va šitoj vietoj... Tai skamba įtikinamai, bet jūs taip pacientų ir pasakojat? Taip. Ir aš tada prie kiekvieno paciento yra savas priėjimas. Individualizuotas. Ir matai, ką kiekvienas pacientas galbūt, kas jam labiau padėtų ir ką jam galim labiau skirti. Bet kognityvinės funkcijos, mes, kaip sakyti, visi žinom, kad aš nugyvensiu iki 90 metų, bet su dievais kalbėsiu, tai nei man, nei mano šeimos nariams gerai nebus. Tai va šitoj vietoje visi tada turi žymiai aukštesnę motivaciją ir palaikyti fizinį treniruotumą ir reguliuoti tuos rizikos veiksnius. Ir tame tarpe ir gliukozė, ir cholesterolį, ir aukštas spaudimas. Ok. Daktare Leonai, kaip jūs? Aš pritarčiau daktarui Rokui, o šiaip tai kiekvienas žmogus yra labai individualus. Ir tos pačios, kaip sakyti, strategijos pritaikyti negali. Tu turi įvertinti jo nusiteikimą, turi įvertinti jo intelekto koeficientą. Ar jisai suvokia, kad tai yra gerai ar blogai. Nes dalis žmonių, beje, mes prieš keletą metų atlikom tokį tyrimėlį pagal PSO klausimyną, ten buvo 9 klausimų tokia anketa, kurioje buvo vertinama, ar respondentas teisingai suvokė sveikatą ar nesveikatą. Rezidentai atliko tą tyrimą, važinėdami troleibusu iš Kauno klinikų, ratu iki Petrašiūnų, grįždami į Kauno klinikas ir klausinėjo, aišku, savanorių, kurie atsakinėjo. Pasirodo, kad tik 51% respondentų teisingai suvokė, kas yra sveikata ir kas yra nesveikata. Gal nuo to mes turėjom tinklalaidę pradėti? Mes medikai, žinome vadovėlinės žinias, tai ir atrodo, kad visi taip turėtų suprasti, kas yra sveikata ar nesveikata. Pasirodo, ne? Ne visi. Bet aš paantrinsiu, žinokit, baisiausia yra gydyti giminės ir daktarus, nes jie dažniausiai turi savo supratimą ir tas suvokimas sveikatos irgi tikriausiai nuo bendros populiacijos galbūt skiriasi, galbūt ne visai. Tai šitoj vietoj, kad daktaras laikytųsi lygiai tų pačių rodiklių irgi lygiai, man atrodo, procentas panašus kaip ir visuomenė. Gali būt. O šiaip, jeigu klausėt bendrinę prasme, tai aš laikausi tokios žalos mažinimo strategijos, taktikos. Žalos mažinimo strategija. Kaip tai darot? Kaip tai? Tarkime, vėlgi sakau, kad jums reikia numesti svorį ir būti fiziškai aktyviam. Kas jums trukdo numesti svorį? O trukdo, tarkime, partneris ar partnerė labai skaniai gaminasi bulvinius patiekalus. Kiek kartų valgot? Kasdieną. O galit sumažinti, kas antrą dieną valgyti? Galiu, pabandom. Mes kaip šeimos gydytojai, mes turim testinį kontaktą su pacientu, mums tas yra paprasčiau. Kai konsultantai specialistai, jie turbūt retai kada mato antrą ar trečią kartą, matot, bet rečiau. Po metų arba po pusės. Po metų arba o neretai tas pacientas patenka pas kitą kardiologą, kuris yra laisvas, ne? O mes matom ir tada mes galim tą palaikyti kontaktą ir pasiklausti, kaip su tais cepelinais, ar jau valgot kas antrą dieną, ar vis dar kasdien.
Kitaip sakant, jūs ir pats esate tam tikrą prasme motivatorius, ar ne? Taip. Nesgi gali tas daktaras įkyrus imti ir paklausti kitą kartą, kai ateisiu, tai ar ką nors pakeičiau ar ne. Nepatogu. Su rūkimu, pavyzdžiui. Jeigu pasakai pacientui, kad ateina prisirūkęs, juodai smirdė ar kažkokias baises cigaretės, jam pasakai, kad jau ateikit gal kitą kartą nerūkęs bent jau valandą laiko prieš vizitą. Ir tam pacientui, aišku, vėlgi priklauso nuo intelekto koeficiento, nuo mentalo priklauso žmogaus. Bet jeigu jis turi normalų mentalą, tai jis jau žiūri, kad jis jau tas rūkimas jaučiasi iš rūbų. Bet jau kažkur tai gal prieš 2 ar 3 valandas žmogus rūkė. Vieną cigaretę praleidęs jau ateina. Tai va. Ir tada ir toliau gali vystyti šitą temą. Galbūt jum ir išeitų sumažinti, o galbūt jum išeitų pakeisti į mažesnės žalos priemonę kažkokią. Tai. Yra Žalos dabar tų priemonių, aš mažinimo nenoriu vardinti, bet galbūt taip, žingsnis po žingsnio. Kaip daktaras Rokas sakė, kad tik iki 20% žmonių savo valia patys nustoja kažką blogo daryti. Jam reikia 10. paramos. Nuo 10 iki 20. Čia mano toks įvertis, aš Tai bet iš principo, bet pagal pastebėjimą. Taip, pagal pastebėjimą. Impulsų Iš kontrolė. principo taip ir yra. Jeigu kalbėt su psichiatrais, kurie tenai dirba su priklausomybėm, taip yra, atkryčiai yra 50%. Visų priklausomybių atkrytis yra 50%. Gerai, tai iš dalies girdžiu receptą, kad paaiškint, kaip tai vystosi, pateikt pavyzdžių ir tokiu būdu paskatinti kažką keisti savo gyvenime. Dar yra tiesiog tokia pagalba struktūruotai išvelgti, kur yra mažiausiai pastangų reikalaujantis, bet pozityvus pokytis, pasirinkti kažką, kas žaloja. Aurelija, teko gydyti kolegų gydytojų. Kokios patirtys, ar lengva juos gydyti? Gydyti gydytojus tikrai nėra lengva, bet gal aš labiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pas mane kreipiasi pacientai jau po ligos ir jie jau būna patyrę kažkokį tai ūmų susirgimą, dėl to lengviau juos yra įtikinti. Jie ypač jaunesnio amžiaus, jiems patiems tai būna smūgis ir jie patys yra suinteresuoti klausti, o ką aš galiu dar nuveikti, pakeisti, ar čia taip gerai darau. Jie patys netgi ir matuojasi savo kraujo spaudimą, seka žurnalus. Tai su jais yra lengviausia dirbti, juos motyvuoti, skatinti keisti savo gyvenimo būdą, atrasti jų tuos rizikos veiksnius, ką galbūt galėtų jie pakeisti. Tai su jais yra kažkaip lengviau. O tie, kurie yra vyresnio amžiaus ir galbūt jau kartojasi ne pirmą kartą, kartais net sunku yra įtikinti ir parodyti, kad jūs jau atvykstate antrą kartą ir jūs galėjote padaryti namų darbus, tačiau to nepadarėte, sunkiau yra. Tai su medikais susiduri. Su jais sunkiau ar lengviau? Sunkiau. Medikai turi savo nuomonę. Prisipažinkim. Man visai neseniai papasakojo istoriją, pabandysiu nuasmenintai, tačiau vienam mūsų kolegai gydytojui teko patirti tam tikrą sveikatos iššūkį užsienyje būnant. Ir jo sutuoktinė papasakojo tokią istoriją arba epizodą, kaip tam gydytojui dėl tam tikros būklės pradėjo kisti pažintinės funkcijos, dėl intoksikacijos. Ir reikėjo daryti tam tikrą intervenciją, chirurginę manipulaciją ir reikia sutikimo. Ir aišku, jis jau paveiktas savo stovio, nesutinka. Bet man įstrigo, ką darė toks, sakė, jaunas medikas toj ligoniniai. Jis pradėjo su juo bendrauti kaip su specialistu. Sako, daktarė, tai ką jūs darytumėt, jeigu matytumėt tokią nuotrauką? Ir aišku, tas daktaras, tai daryčiau ten, dabar nenoriu atskleisti, bet žodžiu, intervencija. Tai gerai, sako, ir mes jums padarysim. Gerai, tada pasirašė kolega. Žodžiu, su to mūsų iš ankstiniu žinojimu profesionalų yra sudėtinga. Bet jeigu grįžti prie pacientų, tiesiog paprastų žmonių, motyvacijos, jūs mane pataisykite, bet kartais aš susiduriu, kad, žmonės neturi motyvacijos gyventi ilgai. Ir čia yra tokia pasąmoninė turbūt problema, kad, įsivaizduokit, maždaug 30 metų gyventi, gaunant pensiją,
be pajamų, aplinkiniai, pažįstami giminaičiai vis labiau išmiršta, yra to vienišumo arba vienatvės rizika, finansinio saugumo rizika, ar aš būsiu čia dar reikalingas. Ir aš taip jaučiu, kartais žmogus tiesiog transliuoja ne pažodžiui, bet kam čia ilgai gyventi? Tai va šitoj vietoj kartais aš pastebiu, kad reikia tiesiog visai iš kitos pusės prieiti. Motyvacija gali būti pozityvi, gali būti negatyvi. Vat jūs paminėjot negatyvios motyvacijos pavyzdžių, žiūrėk tau plokštelė ir tau jinai vis labiau siaurins kraujagyslės spindį, jeigu tu ne kažką. Bet yra ir pozityvi, ir ta pozityvi yra toks jausmas ilgalaikiškesnė. Čia gerai buvo paminėta, neskauda, aukšto kraujospūdžio neskauda. Kraujagyslės stenozuotas iki tam tikros stadijos irgi neskauda, tai nėra negatyvios motyvacijos. Man nieko neskauda, kodėl turėčiau kažką keisti. Bet kai ateina metas pasižiūrėti į pozityvą, o kodėl man vertėtų ilgiau gyventi? Gal aš noriu pamatyti, kaip mano anūkas baigia universitetą. Gal aš noriu ilgiau būti naudingas šeimai. Gal apskritai aš dėl savo meilės noriu būti ilgiau sveikas, kad ta mano meilė mane turėtų ilgiau. Aišku, kad praktikoje kasdieniai tokius pokalbius labai sunku įeiti, nes ateina taigi su problemom, ką čia daktaras filosofuoja. Bet grįžtant prie mūsų ilgaamžiškumo paso idėjos, tai mes paminėjom jau labai nemažai veiksnių, kurie galbūt veda mus prie tam tikrų būsenų, kai atsiranda kraujagyslių ir širdies patologija. Tai tas ilgaamžiškumo pasas tegul būna visiems proga įrašyti čia esančių specialistų patarimus, kažką pradėti su savim daryti, bet reikia suprasti, kaip tai veikia. Tai aš dar noriu prieiti atgal prie tos, prevencijos. Kaip matuoti prevencijos rezultatą, gerbimieji? Dabar yra tas toks, kaip čia pasakyti, trendas, lietuviškai kryptis, mada biohackingo. Tai yra žmonės, kurie nagrinėja literatūrą, socialinius tinklus, kad pasakykit man, ką man matuot. Pradedant genais, baigiant lipidograma, baigiant dar kažkokiais vadinamais biožymenėmis. Tai galit man įvardinti, kas yra sveikatos biožymuo? Kaip man suprasti, kad aš kažką tai išsaugoju, jeigu nekalbėti apie grįžimą po ligos, bet kuo matuoti savo sveikatą? Meilė savo. Praplėskit mintį, profesoriau. Tie, kurie myli save, jie labiau rūpinasi sveikata. O nemeilė savo yra daug priežasčių, yra ligos, tarkime, tai tarkime yra depresija, yra demencija, kada žmogus jau nesirūpina savim. Bet galbūt yra ir kažkokie kitokie emociniai dirgikliai, kuriuos galima būtų identifikuoti ir bandyti pakeisti. Tai jeigu jie yra keičiami, aišku, yra, kaip sakyti, rizikos veiksnių nekeičiamų, yra keičiamų. Tai jeigu jie yra keičiami, tai galbūt reiktų motyvuoti tą žmogų, kad juos keisti. Galbūt kokią tai specialisto pagalba. Galbūt padrąsinimo pagalba, be specialisto tiesiogiai face to face, veidas į veidą. Ir ugdyti, įžiebti meilę savo. Kada atsiras meilė savo, žiūrėkit, tada pacientas yra atėjęs, sakys, žinokit, aš pradėjau matuoti kraujospūdį. Ir pas mane jis toks ir toks, ar čia gerai? Nesakom, negerai, turbūt reikia didinti dozę. Gerai, didinsiu dozę. Aš kaip pavyzdį sakau, čia aišku, mes galim susijęti ir su fiziniu aktyvumu didinti, ir tenai mitybos režimų keisti. Bet aš manyčiau, kad tie žmonės, kurie suvokia save, tačiau turi kažkokių problemų, kitokių, reikia ugdyti meilę savo. O tada jisai bus motyvuotas kažką keisti, stebėti save, siekti rezultatų. Kitaip sakant, mato vienetas būtų, kiek aš esu patenkintas tuo, kaip dabar yra. Ir jeigu tas mano pasitenkinimas didėtų tuo, kaip dabar yra, tai aš žinočiau, kad tai yra mato vienetas. Meilė savo arba pasitenkinimas tuo. Neskaičiuojant metrais,
ten milimetrais Taip. gyvsidabrio stulpelio. Esmė yra, ar aš tuo patenkintas, kiek aš dabar patenkintas ir tarkim po mėnesio tas mano pasitenkinimas gali būti kitoks. Ačiū. Daktarė Rokai. Dar gal pratęsiu tą filosofinę mintį, bet iš esmės, va, kai atsakot, nebenori gyventi ar savo, kad jau pakankamai nugyvenau, tai tikslas neturi būti nugyventi iki 100 metų, ar aš, kad tenais kuo daugiau tų metų priskaičiuočiau, bet tas gyvenimas tose metuose ir meilė savo gali atsirasti tada, aš manyčiau, kuomet bus prasmė. Ir labai dažnai ligos prasideda, ką aš matau iš savo pacientų, kuomet jie ateina ir netenka pagrindo po žeme. Tai tarkim, po kojomis, tai tarkim, artimo žmogaus mirtis. Visą laiką bus didesnio, mažesnio laipsnio depresija ir tada jau nieko nesinori. Tarkim, išėjimas į pensiją, kuomet žmogaus gyvenimo prasmė buvo būti gerų specialistų ir labai gerai atlikti savo darbą ir staiga jis tampa niekam nebereikalingas. Ir šitoje vietoje taip jau yra, kad mūsų tas gyvenimas yra įvairus ir eina tam tikrom pakopom ir mes turime rasti daugiau tų prasmių gyvenime ir rasti ten tą, kaip sakyti, pakeitimą, kad nebūtų mūsų visų gyvenimo prasmė, kad aš būsiu vien tik tais daktaras. Tarkim, jeigu aš būsiu vien tik tais daktaras ir staiga aš nebeteksim galimybės būti daktaru. Ir tada man pagrindas iš po kojų išslys ir aš tada nežinosiu, kur pasiduoti. Tai šitoje vietoje ir savo pacientams, ką aš dažnai sakau, kad pakeitus gyvenimo pobūdį ar ne, ar kažkam pasikeitus, reikia rasti, kuom užpildyti. Tai turėti tą vadinamą, japonai vadina tai ikigai, kad turėti gyvenimo tikslą. Tai ar tai galėtų būti savanorystė, padėjimas kitiems. Gali būti savanoriauti maltiečių organizacijų arba bažnyčių, bibliotekoje šalia, ar tai ligoniniai. Ir kol kas mūsų visuomenė kaip po tokia turi tos savanorystės, bet tai dar nėra sisteminis daiktas, kad mes įtrauktumėm savo pensininkus, savo vyresnius kolegas, kurie išėjo į pensiją. Ir aš ką matau, kad tie visi vyresni žmonės, kurie lieka savo darbe ir kiekvieną dieną jie turi kuo užsiimti, jie palaiko savo tą smegenų metabolizmą ir tas užveda visą organizmą, jie kad ir serga, bet jie turi kiekvieną rytą tikslą, dėl ko gyventi. Ir tada ir atsiranda ir ta meilė savo, ar ne, galima tai pavadinti, ir noras kabintis į gyvenimą ir gydyti visus tuos rodiklius, kuriuos mes turim ir kuo ilgiau pragyventi. O kaip tą meilę savo rasti, tai kaip ir vėlgi individualiai prie kiekvieno vieno paklausi, kiek jūs anūkų turit. Ir ar norėtumėt sudalyvauti vestuvėse ir panašiai. Ir tada sako, jo, norėčiau. Ir tada motyvuoti. Ačiū, Rokai. Girdėjau savo labai tokių svarbių aspektų, kuriuos paminėjai. Tai pirmiausia, prasmės radimas. Toliau, nesuaugti su savo kėde, arba kitaip sakant, nesitapatinti su profesinė veikla, nes tai yra didelė dalis gyvenimo, bet tai nėra visas mūsų gyvenimas. Ir to balanso praradimas kartais, kaip sakėt, išmuša žemę iš po kojų. Ir žmogus funkciškai ir psichologiškai gali tiesiog labai kristi į gilią duobę, iš kurios ir gali negrįžti. Tai, Aurelija, o kaip reabilitacijoje mes matuojam tą pažangą? Iš kur ten suprantam, kad žmogus kažko pasiekė? Tai ar vis dėlto sėkminga ta reabilitacija? Tai kaip pati rekomenduotum, kaip matuoti sveikatą? Kaip matuoti sveikatą, tai gal aš tiesiog pritarčiau Roko minčiai, kad turi būti gyvenimo tikslas. Vienareikšmiškai ir iš tiesų pažinau tokią močiutę, kuri sulaukė 95 metų, nes jinai tiesiog norėjo gyventi, jinai visą laiką norėjo sulaukti, žodžiu, kaip anūkas pabaigs mokslus, paskui kaip anūkas ves, kaip anūkui gims, žodžiu, vis buvo priežasčių. Vis priežasčių, taip, tai jinai jau taip sėkmingai, sakyčiau, ir nugyvena savo gyvenimą, o mes, reabilitacijų turim galimybę pamatuoti, dėl to, kad reabilitacija vyksta 2-3 savaitės, tai atvykę jie yra atliekami vertinimai. Ir išvykstant lygiai taip pat yra atliekami vertinimai ir mes galim pasižiūrėti pokytį, kiek jau yra pagerėjusi savijauta, kiek yra pagerėjęs fizinis pajėgumas.
atitinkamai. Aš atsiprašau, bet išverskim į paprastų žmonių kalbą. Fizinis pajėgumas, tai kas tai yra? Mano jėga, gebėjimas nueiti kažkiek žingsnių, Taip, kas tai yra? Taip, gebėjimas nueiti ilgesnį atstumą, gebėjimas atlikti jėgos pratimus, su didesnė apkrova. Tai matuojat ką? Na, pavyzdžiui, plaštakos sugniaužimo jėgą, kiek aš galiu ten? Matuojam ir plaštakos grebimo jėgą ir atliekam 6 minučių ėjimo testą. Tai tokie biožymenys, grįžtant prie to žodžio, kurie, objektyviai gali pamatuoti. Taip. Bet jeigu ką, tai išgirdau dar ir mintį, kad rūpintis ir kitais. Taip. Ir kartais tai suteikia prasme. Ir jeigu aš iškeliu savo vertybinį tikslą, kad aš esu kažkam reikalingas, tai kažkaip ta nervų sistema sugeba. Taip, atsiprašau, aš neuromokslo institute dirbęs ir dar neurochirurgas, tai aš visą laiką galvoju, kad nervų sistema čia viską lemia, bet turbūt kardiologai sakys, ne, čia viskas yra nuo kardiovaskulinės. Nes žinoma, jau čia ne kartą daktaras Rokas užsiminė apie pažintinės funkcijas ir aišku, kad jos irgi priklauso nuo kraujotakos. Ir jeigu kraujotaka bloga, mikrocirkuliacija ar magistralinės kraujagyslės stenozuotos, tai sunkiai čia nervų sistema suvaldys visą sveikatą. Bet lyg ir pritart Rokas nori. Taip, viskas, kas yra naudinga širdžiai, naudinga ir galvai. Viskas, ta prasme, jeigu... Ir atvirkščiai, kas naudinga galvai. Taip, čia viskas yra susiję. O kalbant apie standartizavimą, fizinio krūvio, ar žmogus pajėgus ar ne, tai minėjot 6 minučių ėjimo testą, tai vėlgi yra skirtingų metodų, bet kad juos standartizuoti, mes matuojam tą fizinį pajėgumą, yra toks tarptautinis matas, vadinami metaboliniai ekvivalentiniai vienetai. Metai. Tai vienas metas, metabolinis ekvivalentas yra energijos kiekis, kurį aš išnaudoju per 1 minutę sėdėdamas. Ir tada vidutinis intensyvumas yra nuo 5 iki 7 metabolinių vienetų, tai reiškia, kuomet aš sportuoju vidutiniškai, aš išnaudoju 5-7 kartus daugiau energijos negu kas sėdėdamas. Geras treniruotumas yra 8-10 metabolinių ekvivalentų, kuomet yra iki 10 kartų didesnis deguonies suvartojimas ir jau virš 10 iki 14 yra maratonininkai, triatlonininkai, kurie tenais jau labai yra treniruoti. Ir šitas tarptautinis matas yra, kurį galima pamatuoti, objektivizuoti ir tai kartu moksliniai tyrimai rodo, kad kuo daugiau žmogus turi treniruotumą, kuo daugiau tų metų, tuo mažesnė rizika ir onkologiniam susirgymam, tarkim kolorektaliniam vėžiui, storžinės vėžiui, tai lyginant su vidutiniškai treniruotais, kurių treniruotumas yra 4-5 metaboliniai vienetai, tie, kas turi gerą treniruotumą iki 10 metabolinių vienetų, tai jų kolorektalinio storžarnės vėžio rizika yra 40% mažesnė. Kas yra labai treniruotas, iki 60% ta rizika mažėja. Ir lygiai taip pačiai mes matome tą patį dalyką ir su aterosklerotiniam komplikacijom, ir su ilgamžiškumu. Kuo žmogus geriau treniruotas, tuo geresnis yra imunitetas, tuo imunitetas randa visas tas negeras ląsteles, kurios turi mutaciją, suskaido ir žmogus ilgiau gyvena. Ir čianais tas treniruotumas, taip galima būtų jį objektivizuoti, ar ne, ir tada palyginti. Po pirmo infarkto kiek buvo metų, po antro infarkto kiek metų ir tas kitų gal daugiau treniruokis, kad čia daugiau gyventum ir panašiai. Oho, kokia statistika? Tai, daktarė Rokai, tai tuos metus, aš čia kaip žemaitis, turbūt kaip metus, reiškia, galiu aš pats pasimatuoti, ar čia reikia jau į specializuotą kliniką, kaip tai yra įsivertinti? Atliekamas fizinio krūvio metu, ar tai būtų bėgtokio, ar ėjimo testas, ar bėgimo testas, ar krūvio velorogiometrija, kuomet... Tai savo bėgtokį namie turėdamas galiu kažkaip įsivertinti, ar nelabai? Jau reikia specialisto. Čia jau įsivertinti... Turim čia po tinklalaidę parašyti, tik nedarykite to namie. Yra įmanoma, bet nebus objektyvų labai. Tai čia namie sunkiau tą padaryti, kad mes tikrai galėtumėm tikėti to rodiklių, kurį mes gavom. Gerai, tai
aš taip jaučiu, kad į tinklalaidės dalį, kur kalbėsim apie fizinį aktyvumą, reikia daktarą Roką pasikviesti. Tai reikia ir praktiškai parodyti ir matuoti. Reikės tikriausiai parodyti. Bet aš dar noriu grįžti prie tos sveiko amžėjimo arba ilgamžiškumo temos ir iš tikrųjų, paimkim tokį faktą, irgi susijęs su fiziniu aktyvumu, bet ir apie raumenų masės įtaką prognoziai. Čia, kokie skaičiai, nuo 40 iki 60% sumažėja rizika tam tikros onkologinių ligų rūšies. Bet jeigu kalbėtų apie raumenų masę, tai teko skaityti, kad per 10-metį kiekvienas iš mūsų prarandam nuo 8 iki 17% raumenų masės. Ir tai yra natūralu. Bet kai aš pagalvojau, kodėl verta man ilgai gyventi ir taip metu meškerę bent 20 metų į priekį, tai šiurpas ima, kiek man tų raumenų liks, tai jų ten 30% arba dar daugiau prarasiu, jeigu nieko nedarysiu. Tai kitaip sakant, aš vedu prie to, kad jeigu aš tam tikram savo amžiui norėsiu 14-20 kg sveriančią anūkę pakelti virš galvos ir pasidžiaugti, kad jau jinai man ten pasijuoktų nuo to smagumo, kad senelis ją pakėlė, tai kiek kilogramų aš turiu pakelti dabar? Kad po 20 metų aš galėčiau 20 kg be problemų, nustebinęs visą šeimą, pakelti savo anūkę virš galvos. Tai matematiškai skaičiuojant, kaip minimum 30% daugiau. Tai aš dabar turiu, šypsodamasis ir negazdindamas visų, 50 kg virš galvos iškelt. Ar tai tiesa? Aš tai gal duočiau komentarą, kad iš tikrųjų mums reikia ne tai, kad priimti kaip duotybę, kad tikrai sumažės ta raumenų jėga, bet tiesiog ją išlaikyti. Tai ne tai, kad mes dabar turim visi būti užsiauginę labai didelis kiekį raumenų ir tada susitaikyti, kad aš jau norėsiu pakelti 10 kg būdamas 80. Ne, ta prasme, mes turim tiesiog tą raumenų masę, kurią mes turim, palaikyti ir pastoviai judėti. Taip, kaip sakyti, kuomet mes sakom, kad reikia kalorijų deficito, kad nepersivalgyti ar ne, ir jeigu kuomet žmogus sako, aš išsportuosiu visą tą kalorijos. Tai jeigu žmogus sportuos ir neturės kalorijų deficito, jis taps ne kūdas, bet jis taps šernas. Jis, ta prasme, bus drūtas, raumeningas. Bet, kadangi vystosi raumenų nykimas, ar ne, tai nuo 60 metų tie procentas labai suaktyvėja ir ypatingai nuo 70 ir nuo 70 aš jau tiem pacientams sakau, kad jau reikėtų valgyti ir baltymų ir jau ten labai stipriai jau ten neriboti to maisto, nes, kaip sakyt, kad būtų tos raumenų reikia ir medžiagų. Ir antras dalykas, ką reikia daryti, tai palaikyti raumenų masę, raumenų dėgymą. Išlaikyti formą, kitaip sakant. Fizinę formą. Išlaikyti tą formą. Ne tai, kad mes dabar turim labai tapti raumeningi ir tada žinosim, kad būsim kažkuriam tai lygmenį, tačiau tą lygmenį išlaikyti kuo galima aukščiau ir jis, aišku, bus mažesnis, bet jis nebus toks labai žemas. Beje, dar kitas mechanizmas skatina raumenų nykimą, tai yra greitas svorio metimas. Kas, baltymo stoka, ar čia kas čia nulemia? Kada nori žmogus numesti greitai svorį, badauja, nori per mėnesį 4 ar 5 kg, tai garantuotai tie 4 ar 5 kg yra raumenų sąskaita. Ir po to būna dažnai rebound efektas, tai yra grįžta, baigėsi valia, svoris grįžta, bet grįžta kokieno sąskaita? Riebalų. O raumenų jau viskas, jau nebelieka. Tas pats su tais naujais vaistais, ar ne? Dabar yra nutukimas pandemija, kuri pradėta gydyti naujaisiais vaistais GLP-1 antagonistais ir jie padeda sumažinti svorį per metus nuo 10 iki 20%, tačiau kas pastebėta, kartu su riebalais krenta ir ryškiai raumenų masė, ar ne? Ir pažintinės funkcijas dar įtakoja. Ir veido. Bet nepradėkime apie vaistus, kolegos. Ir reikia dėl to treniruotis, ir jeigu krenta svoris, nepradėkim apie vaistus, nes mes nespėsim klijuoti tinklalaidėje, šito nedaryk namuose. Mes neįvardinom vaistų. Taip, grįžkim prie tos mūsų temos ir iš tikrųjų tokia turbūt ne naujiena, bet visiems reikia pakartoti žinutę. Senėjimas yra natūralus procesas.
Gerbiami 18-mečiai, senėjimas yra normalus procesas, nereikia nerimauti, bet dar ne vienas neišvengia. Galim kažkiek atidėti ir kalbant apie tai, tokia kita tema. Kritiniai laikotarpiai. Mes su daktaru Roku bendravom, abu įsitikinom, kad apie tą patį girdėjom ir skaitėm, bet noriu, kad ir su visais pasidalintume. Labai gražų terminą panaudoja daktaras Rokas. Senėjimo šuorai. Tai, ką aš noriu dabar paliesti, tai yra kritiniai gyvenimo laikotarpiai, kuomet senėjimo procesai labai suaktyvėja, dramatiškai suaktyvėja tam tikrais periodais. Tai tarkim 40 brūkšnelis plius minus 2 metai, 60 plius minus 2 metai, 80 plius minus 2 metai. Tai ar jums teko tuo domėtis, ką galit čia pakomentuoti? Kas čia, mitas ar teisybė? Tai aš galbūt galėčiau pasakyti, kad teisybė, nes taip jau būna, kad aš vienam iš savo tų socialinių medijų postų publikavau, kad iš tikrųjų yra moksliniai tyrimai, ar ne, kuomet žmogus turi proteominius laikrodžius, ar ne, pagal baltymų sudėtį žmogus gyvena tam tikrą liniją, tačiau yra tam tikrų periodų, kuomet tų baltymų ir oksidacinių procesų labai suaktyvėja ir tada tas senėjimas vykstasi ne tai, kad jis visą laiką tiesia liniją, tačiau jis eina po truputį į viršų ir tada tam tikrais momentais eina šuoras į viršų. Ir po to vienu mano to postų viena kolegė sako, iš tikrųjų, taip jau buvo, kad vienais metais pasenau per metus. Ir taip būna, žmogus jaučiasi jaunas, o staiga, bum, ir kažkas įvyksta. Ir tas senėjimo šuoras, vėlgi, kaip minėjot, gali būti arba į vieną ar į kitą pusę, nuo to, kaip žmogus gyvena ir kokius turi gyvenimo būdą, įpročių žalingus ir panašiai. Ir jo, gali būti šiek tiek anksčiau, šiek tiek vėliau. Kartu tai susiję ir su psichoemocinės būklė, ar ne, darbo keitimas, ar ne, vaikai, fizinis aktyvumas ir pensija, ar ne, dėl to yra plius minus 44, 60 ir 80 metų ir ką mes matome, bent jau aš kai analizavau duomenis mirtingumo Lietuvoje. Vėlgi mirtingumas yra tokie didesnės rizikos zonos, kuomet tam tikrų amžiaus periodų nuo 50 iki 55, nuo 60 iki 65 yra kilstelėjimas mirtingumo ir tada jeigu žmogus pragyvena tą periodą, jis gali sekantį 10 metų traukti vėl, paskui 60, 65, jeigu jis tą pragyvena, labai didelė tikimybė, kad jis nugyvens iki 75-80. Tai dėl to tie periodai, kuomet žmogus kažką keičia, gyvenime yra labai svarbus, kad jis išlaikytų koncentraciją ir dėmesį, ar ne, savo visus rodiklius, gertų pakankamai vandens, žiūrėtų, koks jo spaudimas ir pasitikrintų dėl tų lėtinių ligų, nes būtent to šuoro metu gali atsirasti ir tos ligos, kaip minėjau, yra sėkla, tai yra kažkokia tai, ar tai trauma, ar tai mutacija ir dirvožemis. Įrašas ilgaamžiškumo pase. Lieka pėdsakas, kažkas atsitiko ir tada, jeigu yra tinkama dirva. Taip, ir jeigu tinkama dirva, tam tikrų, nežinau, būna žmogus persirgo onkologiniu susirgimu ir jį pagydo, tenais chemoterapija, radioterapija yra remisija. Ir jis 20 metų gali būti to remisija, tačiau žiūrėk, jis susirga kažkokį tai pneumoniją, kuri komplikuojasi, ir inkstų funkcijos nepakankamumas ir ta remisijoje esanti liga staiga vėl pakyla į viršų. Homeostazė subyra. Jo, nes imunitetas slopsta ir tas nuslobęs imunitetas gaunasi, kad patampa tinkama dirva tai esančiai plindinčiai lygai ir tada gali atsirasti ta lyga. Tai tie senėjimo šuorai jo, kem 4, 60, 80 metų. Na, nuskambėjo man čia kaip toks raudonas šauktukas, kad pirma, reikia tai nepainioti su situacija, kai susitinki klasiokę po 30 metų nesimatymo ir kai tau sako, kaip tu Kęstuti pasenai.
kad čia yra natūralus biologinis procesas, bet dar nuskambėjo, kad reikia praleisti tam tikrus jubiliejus. Tai reiškia, kad būti sąmoningu ir ten tie vadinami apvalūs jubiliejai 40, 60, 80, tai yra būtent reikia labai tapti budriam ir galvoti, kaip gyveni, kad sulauktum sekančio. Čia kaip yra anekdotas, kur žmogus... mergina, moteris sutinka klasioką, sako, kitas žmogus sako, labas, Algis, sako, koks susenęs. Ir žiūri, sako, mes vienoje mokykloje mokėmės, jis žiūri, sako, aš tokios mokytos neturėjau. Na va, tai vėlgi noriu grįžti prie temos ir iš tikrųjų turiu tokį klausimą visiems trims. Kas šiandien liko nepasakyta apie širdies ir kraujagyslių ligas? Kas jums ateina į galvą po tokio klausimo? Kas liko nepasakyta? Telomerų trumpėjimas. O, jau tokia nublizginta, nuvalkiota tema, bet vis dėlto pasakykit apie ką čia. Tai yra apsauginės mūsų DNR apsauginiai kalpokėliai. Batų raištelių galiukai. Tie taip. Tokie plastikiniai. Yra matyt publikacijų, kad yra sąsajų su jų trumpėjimu ir didesniu širdies kraujagyslių ligų sergamumu. Teko tokių skaityti ir abstraktų, ir straipsnių. Yra įrodyta, kad telomerų trumpėjimą gali stabdyti fizinis aktyvumas, sportavimas vadinkime. Yra kažkokiu tai ir molekulių, kurios yra tyrimo eigoje ir... Kliniškai nepatvirtintos, bet tyriamos. Jo klinikinių studijų neatlikta iki galo, yra keletas mažų klinikinių studijų, kad kai kurios molekulės gali slopinti trumpėjimą, nes jisai pasirodo yra susijęs su mūsų biologiniu amžiumi. Ačiū profesoriau Lenui, iš tikrųjų tai priminėte man tokį labai atrodo akivaizdų dalyką, bet nepaminėjom, kad iš tikrųjų tai yra natūralūs senėjimo procesai ir senėjimo mechanizmai ir yra veiksniai galintys tuos mechanizmus stabdyti, atitolinti ir lėtinti. Mes bandėm apie tai kalbėti visą šitą laidą, bet čia taip suklasifikauti, primindamas telomerus. Gerai, Rokai, Aurelija, kas liko nepasakyta? Gal daugiausiai priminčiau dėl įvairių natūralių medžiagų ir papildų, kurios žmonės vartoja. Nes mūsuose ir visam pasaulyje yra apsčiai papildų stiprinti širdies kraujagyslių sistemą, ilgamžiškumo tame tarpe, kur didžioji dalis tų medžiagų, kurios reklamuojamos arba sakoma, kad pirkti, nėra paremtos jokiais dideliais ir didelės apimties kokybiškais moksliniais tyrimais. O neretai jokiais moksliniais tyrimais. Ir didžiąją dalim tai remiasi placebo efektu. Žmogus vartoja ir galvoja, kad jam veikia ir iš tikrųjų... Ir sunku su juo ginčytis. Neretu atveju veikia, bet žinot, kas yra placebo efektas? Mes žinom, bet gal paaiškinkit ir kitiem. Placebo efektas geriausiai aprašė Markas Tvenas. Ir Markas Tvenas gyveno prieš 100 metų ir jis važinėdavo po pasaulį, po Ameriką, skaitydavo paskaitas, pranešimus ir vieną kartą jam teko, jis visą laiką mėgdavo miegoti po atviru langu. Nes geras oras, jis tikėjo, kad jam žymiai geriau išsimiega ir vienam viešbutį, kuris vidury Amerikos miegojo, langas neišėjo jo atidaryti. Ir jis miega, jam taip nesimiegojo ir ant vieno šono, ant kito šono susinervavo, jis vidury nakties pasiėmė batą, metė į tą langą, šukės dužo, jis apsivertė ant šono ir taip gerai išsimiegojo, ryte atsikėlė, žiūri, kad batas nepataikė į langą, o į veidrodį. Kitaip sakant, puikiai užmigo prie įsivaizduojamo gryno oro. Tai va, tai čia yra placebo efektas. Bet čia gerai. Aš myliu placebo efektą. Svarbu, kad padeda. Jeigu jis padeda, koks skirtumas, kas padeda? Kaip žinom, farmacijos pramonėje didžiausias iššūkis yra įrodyti, kad veikia, o ne kad neveikia. Bet mane gąsdina specialisto pasakymas, kad dauguma dabar prieinamų maisto papildų, molekulių, tų vadinamų egzogeninių,
yra nepakankamai pagrįstos, įrodytos ir taip toliau. Tai čia kita tema, kaip tai galima leisti, vartoti, bet nesigilinkim šiandien, nes tam bus kita tema susijusi su mitybos arba metabolinė sveikata. Aurelija, kas liko nepasakyta? Aurelija turi naują patarimą. Už čia turiu pasiruošę susirašyti. Tiesiog, kai Rokas savo 2 patarimus sakė, tai prisiminiau ir savo, kadangi taip darau, tai ir visiems rekomenduoju ryte statyti 2 žadintuvus. Tai pirmas padaryti trumpą mankštą, prasijudinti, o antras jau tada keltis ir žodžiu, eiti gerti kavos, praustis. Tai supratau, pirmas žadintuvas atsikelti mankštai, o po to pradeda tirkšti, kad baig mankštą ir reikia. Taip, suskamba, kad jau mankšta baigta ir jau laikas judėti darbas. Nuskamba taip prieinamai, linksmai. Reikės pažiūrėti, kaip tai veikia praktikoje. Gerai, tai mes anot to paties Danielio Liebermano, kuris teigia, kad nepertraukiamas sėdėjimas 5 ir 7 valandas, o tai yra šiuolaikinėje socialinėje aplinkoje įprastas sėdimo darbo pavyzdys, 5-7 valandos per dieną sėdėjimą, didina mūsų mirties riziką nuo 12 iki 24%, jeigu mes neatsikeliam ir bent kiek nepajudam. Tai kitą laidą stovint galim daryti. Galim, tai aš tiesiog lenkiu prie to, kad galbūt mes jau pakankamai pasėdėjom, kad neprieštarautume savo ir nepakenktume savo sveikatai. Turime eiti prie pabaigos. Noriu padėkoti daktarui, gydytojui, kardiologui Rokui, profesoriui, šeimos gydytojui ir šeimos medicinos klinikos vadovui Leonui ir gydytojai reabilitologiai Aurelijai už tai, kad dalinosi savo įžvalgomis, kad buvo su mumis. Aš tikiuosi, kad mums padės šitą laidą užkrėsti kitus, kad tą kamuolį dėl savo sveikatos turim perimti į savo rankas iš gydytojų, iš sveikatos priežiūros sistemos. Visi žinom, kad jinai nepaveža, visi žinom, kad norim iš jos labai daug, bet jos resursai yra riboti. Bet mūsų pasirinkimai yra mūsų nuosavybė. Ir kalbant apie gyvenimo būdą, kuris yra lygu 100% mūsų įpročių, o įpročius juk renkamės mes, tai tą įmonę, turbūt pavadinkim taip, kaip akcininkai, akcijų paketo valdytojai, kontrolinio akcijų paketo valdytojai esam mes. Tai rinkimės teisingus įpročius, ir gal išgyvensim iki sekančios tinklalaidės. O tinklalaidės pabaigoje jūs galite matyti QR kodą, nusiskenuoti, kaip minėjau, ten bus instrukcija, kaip elgtis su savo ilgamžiškumo pasu. Jūs galite įsirašyti vertingas mintis iš šitos tinklalaidės, galite įrašyti savo įžvalgas arba savo pasirinkimus, ką jūs nebedarysite ir ką jūs pradėsite daryti. O kas bus toliau, sužinosite kitose mūsų tinklalaidėse. Dar noriu paminėti, kad per šitas sveikatos temas mes lydėsim jūs iki birželio mėnesio, kuomet vyks visoje Lietuvoje sveiko amžėjimo ir ilgaamžiškumo asamblėja. Joje dalyvaus universitetai, joje dalyvaus Lietuvos mokslų taryba, joje dalyvaus Seimas ir įtrauksime, tikimės, ir verslo kompanijas, ir visą bendruomenę į pasirūpinimą savo sveikata. Tai ačiū visiems ir iki sekančių.